Sveiki kolegos, šiandien noriu su jumis pakalbėti apie siuvimo technologijos terminologiją. Kaip ją teisingai naudoti? Ką reiškia susiūti, ką reiškia sudaigstyti, ką reiškia išdaigstyti, ką reiškia apsiūti, o kada reikia nupeltakiuoti ir apskritai, o kuo siūlė nuo peltakio skiriasi. Dažniausiai man užduodami klausimai, todėl trumpai apie pagrindinius dalykus. Sudaigstyti reiškia laikinai sujungti detalės tarpusavyje daigstymo dygsniu. Dažniausiai detalės yra sudedamos gerosiomis pusėmis į vidų ir sudaigstomos. Daigstomos dažniausiai rankom, kartais mašina, jeigu mašina daro didelį dygsnį. Sudaigstymo dygsnio ilgis yra maždaug taip 5-7 mm. Pridaigstyti. Sudėjus detalės vieną ant kitos, sujungti jas tarpusavyje daigstymo dygsniu. Pavyzdžiui, tai gali būti uždėtinė kišenė, uždėta ant nugaros detalės arba ant priekio detalės. Išdaigstyti. Tai sutvirtinti susiūtų detalių kraštą, išdaigstant jas tiesiais arba dažniausiai įstrižais dygsniais taip, kad iš vienos detalės būtų suformuojamas persilenkimas, dar kitaip vadinamas kantelis. Iš vienos pusės apatinė detalė nesimato, o iš vidinės pusės matosi siūlė ir persilenkimo tas toksai kantelis. Jis dažniausiai būna 1-2 mm pločio. Susiūti. Mylimiausias mūsų terminas, tiesiog sudedam dvi detalės tarpusavyje ir susiuvam jas tokio pločio siūle, kokia yra numatyta lekaluose. Viskas paprasta. Prisiūti. Tai reiškia sujungti dvi ar daugiau detalių tarpusavyje, kartais skirtingo dydžio detalių. Tai gali būti, pavyzdžiui, uždėtinės kišenės prisiuvimas jau prie detalės nugaros arba priekio, arba diržo lystelės prisiuvimas prie juosmens. Apsiūti. Tai reiškia sujungti tarpusavyje detalės, kurios po to bus išverstos į gerąją pusę. Pavyzdys. Ant kišenį mes apsiuvame, o po to jį išversime į gerąją pusę. Lygiai tas pats yra su apykakle. Apsiuvom, išvertim. Įsiūti. Tai reiškia sujungti detalės, dažniausiai lenkta siūle. Pavyzdžiui, tai gali būti rankovė, įsiuvame rankovę, lygiai taip pat įsiuvame apykaklę ir pabaigai. Kas yra tas apdailos peltakis? Nupeltakiuoti. Ir kuo jisai skiriasi nuo susiuvimo? Apdailos peltakis, jis yra visada matomas gerojoje pusėje, jisai daromas kartais storesnių siūlų, kitos spalvos siūlų, didesnių dygsnių. Su jumis buvau aš, Ramunė Savilienė. Iki kito karto.